Bendrasis pagalbos centras įsteigtas 2003 metais. Tai susiję su bendrojo pagalbos telefono numerio 112 įvedimu, kurį Lietuva privalėjo įsivesti kaip ES valstybė narė, tuo metu dar būsima. Apsvarsčius variantus buvo nuspręsta nekurti atskirą 112 tarnybą, o tiesiog siekti apjungti ir numerį 112 ir tuo metu veikusius ir iki šiol dar veikiančius senuosius policijos, ugniagesių gelbėtojų ir greitosios medicinos pagalbos numerius. Kad į skambučius atsakytų vienas universalus operatorius, galėtų kompetitingai įvertinti bet kokio pranešimo apie nelaimę, apie pavojingą situaciją pobūdį ir išsiųsti atitinkamų tarnybų vienos ar kelių pajėgas į nelaimės vietą. Taip pat buvo siekis, kad reikėjo modernizuoti tą sistemą, nes naudojamos technologijos nebuvo naujos, jos buvo tai telefonas ir rašiklis ir lapas popieriaus. Atsirado daugiau galimybių su informacinių technologijų pažanga, todėl buvo nuspręsta taip pat ir diegti tas technologijas į bendrojo pagalbos centro veiklą. Pirmiausia, kai skambina žmogus, tai sistema prasideda nuo tada, kai žmogus turi laidinio ar fiksuoto ar mobiliojo ryšio telefoną, kai atsiduria pavojingoje situacijoje, kai yra grėsmė sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, kai reikia policijos, greitosios medicinos pagalbos tarnybos arba ugniagesių gelbėtojų pagalbos, jisai gali paskambinti 112, numeriu 112 ir operatorius atsiliepęs į jo skambutį paklaus klausimų, tam tikrų klausimų, pagal kuriuos įvertins situaciją, įvertins jos pavojingumą, įvertins kurios tarnybos turi išvykti ir perduos tą informaciją atitinkamam pagalbos tarnyboms, tai yra policijai, greitai medicinos pagalbos tarnybai arba ugniagesiams gelbėtojams. Vienas numeris yra, jį lengviau įsiminti. Turiu priminti, kad Lietuvoje dabar iš viso veikia 10 skubios pagalbos numerių, kurie skiriasi skirtingose tinkluose. Tai yra atskiras numeris, pavyzdžiui, policijai, vienam tinkle yra 102, kitam tinkle jisai yra 02, dar kitam tinkle jisai yra 022. Tai esant streso būklėje, kai atsiduri pavojingoje situacijoje, labai sunku prisiminti. Žmonės tiesiog pradeda panikuoti, skambinti vienu numeriu, negali susisiekti, tada bando prisiminti, koks tas tikrasis numeris. 112 veikia visuose tinkluose. Kitas privalumas, kad numeriu 112, paskambinus numeriu 112, kai atsiliepia bendrojo pagalbos centro operatorius, jisai gali įvertinti pagalbos prašymą ir tada, kai tas prašymas susijęs su policijos pagalbos poreikiu, ir tada, kai jisai susijęs su greitosios medicinos pagalbos poreikiu, ir tada, kai jisai susijęs su ugniagesių gelbėtojų pagalbos poreikiu. Tai reiškia, kad žmogui reikia vieną kartą pasakyti arba pasakyti problemą, apibūdinti situaciją, atsakyti į klausimus ir pagalba yra išsiunčiama pagal tą situaciją, kurioje yra atsidūręs skambinantysis. Todėl nereikia kartoti kelis kartus keliom tarnybom. Visada siekiame tobulėti, visada siekiame gerinti savo veiklą, siekiame, kad kartais žmonės piktinasi, kad mes ilgai klausinėjame, bet užduoti klausimus konkrečiose situacijose ir jas įvertinti yra būtina, nes dažniausiai žmonės nebūna pasiruošę sklandžiai pasakyti. Bet nepaisant to, įsiklausome į kritiką ir stengiamės, kad tie mūsų veiksmai būtų tik tai būtiniausi, tik tai tada, kai iš tikrųjų reikia klausti, neklausinėti kažkokių bereikalingų dalykų. To paprastai ir nedarome. Šiuo metu visoje Lietuvoje, visuose padaliniuose bendrojo pagalbos centro dirba nepilnai 300 darbuotojų.